Sveiki, dar vienas mano mažytis darbelis, tai yra mano daryta pieštukinė. Ši pieštukinė yra padaryta iš ryžių, nuo ryžių likusias dažutės. Aš ją paprasčiausiai nutrumpinau. Nudažiau tamsią spalvą, nes ta dažutė buvo pati tamsi. Ir sudėjau 4 nuo tualetinio ruloniuko likusius popieriukus. Tik jisai buvo šitas ruloniukas, kuris įdėjus, man atrodo, iš zelo popieriaus, jisai įdėjus gal, nežinau nuo kokio, bet man atrodo, kad gal tas, kurį galima įmesti vandenį ir jisai, nes jisai yra visas baltas, ne rudas, ne pilkas, o visas baltas, todėl man jo net nereikėjo dažyti. Čia truputėlį yra išlindę, aš specialiai tai palikau. Į juos įdėjau ir truputį su lipalu priklijavau vieną prie kito. Ir prie dėžutės kraštų. Ir nudažiau dėžutę, pridėjau tokių taškiukų ir užklijavau iš servetėlės motyvus. Tik jos klijuodama biškį padažiau baltai tą vietą, kur turėjau klijuoti, nes užklijavus servetėlę nelabai ant tamsios spalvos nelabai matėsi motyvas pradingo. Tai aš patepiau baltais dažais ir užklijavau servetėlę. Ir štai tokia mano pieštukinė. Taigi, laikinkit, subscribinkit. Ir... norėjau dar vieną parodyti. Savo pieštukinėje. Tai buvo, pirkau tokį tušinuką. Šiaip renku tušinukų. Mėgstu. Turėjau tušinuko kolekciją. Ją truputėlį nutraukiau. Bet paskutiniu laiku vėl pradėjau truputėlį rinkti. Tai tušinukas yra, bet renku tokius netradicinius tušinukus. Tai šis tušinukas yra su liniuotė. Su slankmačiu. Ir taip pat Latvijoje pirkau tokį tušinuką. Ne tušinukas, tai yra pieštukas, tik jis yra kaip sidabrinis ir jo galas yra kaip atsuktuvas. Ir šitą pirkau iš Latvijos, buvome Rundalės pils. Kaip suvenyras tušinukas. Šios man teta parvežė. Iš užsienio. Čia tokia spalvota. Tokia paprasta, naudojami tušinukai daugiau. O čia pirkau tokį parkeriuką. Jis yra su tokia širdute, su kapsulėmis. Bet aš iš pradžių galvau, kad yra paprastas tušinukas, o jisai yra su kapsulė, kuri štai taip įsistato. Tokį dėkliuką. Ir prasiduria, kai įstumia. Tai šitoks parkeriukas. Taigi, laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir iki kitų video.